Labadiena. Sveiki, sveiki. Šiandien kalba eis apie Kubitrono fibro diskus. Turbūt didžioji dalis, kas bent kažkiek tai susiję yra su metalo virinimu ir šlifavimu, puikiai žino produktą, tikrai ne 5 ir jau 10 metų tikriausiai rinkoje. Pažįstamas, Deividai? Aišku, prieš keletas dienų reikėjo sušlifuoti 13 vamzdžių, 100 ant 100 dydžio, reikėjo uždėti dangtelius ir juos nušlifuoti, tai buvo tikrai daug darbo ir vienas diskas su visais 13 vamzdžių laisvai susitvarkė. Jo. Tai yra realu, bet kas įdomiausia, iš mūsų draugų Stokerio ir 3M Lietuva mes gavom naujovę. Tai yra, matot, aišku, spalvoju visiškai kita, fioletinis, jo, tai turbūt dėl to jisai jau yra geresnis, bet šiaip tai yra trečias Kubitronas, jeigu tai yra antras, tai yra trečias Kubitronas. Ir gamintojas ką apie jį šneka? Sako, kad žymiai geresnis, geriau šlifuoja, ilgiau tarnauja, vienu žodžiu. Greitesnis, gražesnis, vienu žodžiu. Tai mes tikslas patikrinti, ar tikrai jis yra ženkliai geresnis, ar jis yra kaip... Melas. Ne melas, kaip iPhone'as, ne? Kaip naujausias iPhone'as. Kaip 14 ir 15 iPhone'as, ne? Lik ir naujesnis, bet kaip ir didelio skirtumo nėra. Tai vad mes šitą ir išsiaiškinsim. Taigi eksperimentui naudosim diskus, antrą ir trečią, tada kietą 3M padą, nes jie yra minkšti ir kieti, tai šį kartą naudosim kietą. Ir Tomai pasakyk apie kampinius šlifuoklius. Ir mums dar reikalingas bus, aišku, būtinai kampinis šlifuoklis. Dažniausiai mes jau tikrai ne vienus metus matėt naudojam šitą labai fainą, smagų metabo kampinį šlifuoklį. Aš asmeniškai pats esu mėgėjęs mažų daiktų, mažų kampinių šlifuoklių. Jie lengvi, neapkrauna rankos. Viena turi mažą trūkumą, tai jo galingumas yra 850 vatų. Su specialistais tarėmės, kad mažoka, reikia bent jau dvigubai daugiau. Tai vėlgi gavome naują metabo kampinį šlifuoklį, kurio jau galingumas yra 1700 vatų. Tai gal trumpai pasižiūrim, kas čia per daiktas ir judam prie mūsų eksperimentų. Žiūrim, kas yra viduje. Taip, instrukcija. Labai reikalingas daiktas, tai yra apsauga. Malonus dalykas, rankena, bet rankena su amortizatorium, kas, sakyčiau, yra būtina tokiam galingam aparatui, kad vibracijos minimaliai pereitų į rankas. Ir pats kampinis šlifuoklis. Taip. Kas maloniai stebina, tai yra metabo naujas varžtas, kuris nereikalauja jokių įrankių. Tai yra paprasčiausiai pirštais užsukam ir jisai pats užsifiksuoja. Kas dar stebina maloniai dydis, jeigu mes turim šitą aparatą ir jeigu mes pasiemam mūsų dvigubai silpnesnį aparatą, vizualiai šitas dvigubai galingesnis aparatas gerai yra didesnis 20 kokių procentų. Pagal svorį jie, sakyčiau, irgi yra labai analogiški. Tai turim dvigubai daugiau galingumo, daugiau komforto dirbant, ir svoris yra nežymiai didesnis. Susirinkim viską į vieną krūvą. Prisukam rankenėlę, išsilukštenam mūsų 3M padą, atsukam veržlę, jinai šiuo atveju mums yra nereikalinga. Taip, dedam padą, imam antrą Kubitroną ir priveržiam su priveržimo veržle. Viską darom rankomis. Viskas, aparatas yra paruoštas naudojimui. Eksperimentas susideda iš 2 siūlių šlifavimo. 25 cm ilgio. Taip. Vieną siūlę šlifuojam su antru Kubitronu, kitą siūlę šlifuojam su trečiu Kubitronu. Kažkas vienas iš mūsų šlifuoja. Kitas matuoja laiką. Važiuojam. Nutrauk savo matuoklį laiko. Ir ką? Ant 1, 2, 3 mes startuojam. Važiuojam. Antras Kubitronas. Stop. 41 sekundę. Užsidėjome trečią Kubitroną. Nu ką, Deividai, ant 1, 2, 3? Ant 1, 2, 3. Važiuoja.
1, 2, 3. Stop. Beveik perpus greičiau. Čia matote vaizdą po antro kubitrono, čia matot vaizdą po trečio kubitrono. Skirtumo nėra ir vienu ir kitu atveju yra sušlifuota tobulai. Sekantis momentas, jeigu pasižiūrėti į abiejų kubitronų nusidėvėjimo žymes, jos irgi yra absoliučiai identiškos ir vienodai mažos. Na, Deividai, kaip su laiku? Nu, su laiku antras kubitronas 40 sekundžių, trečias kubitronas 23 sekundės, jeigu aš neklystu. 23. Bet tu sakai, galbūt aš spaudžiau čiučiut stipriau. Man truputėlį pasirodė kitaip. Trečias kubitronas yra kibesnis. Sunku pasakyti iš 25 cm šlifavimo, kaip jisai ilgalaikį perspektyvų elgsis. Bet dabar šlifuojant, aš aiškiai savo rankom pajutau, kad trečias kubitronas jisai kimba. Jisai kimba, jisai kabina, jisai nori nublokšti mano kampinį šlifuoklį, vadinasi, sukibimas yra ryškiai stipresnis nei lyginant su antrų kubitronu. Tai turbūt tai ir būtų pagrindinė išvada, jisai yra kibesnis ir tą, kad ir labai nedidelį darbą, jisai atliko dvigubai greičiau. Dar labai įdomu, aišku, būtų pažiūrėti ilgai amžiškumas, nes, kaip aš minėjau, jie nusidėvėjo, identiškai. Tai faktas, kad mes skirtumą ir nepajusim ant 25 cm siūlės. Aš manau, ką, mes kitą kartą paimsim, suvirinsim galbūt kokį metrą, galbūt daugiau ir pabandysim padrošti su vienu, padrošim su kitu, vėl pamatuosim laiką, bet esmė bus patikrinti jų nusidėvėjimą. Tai va, o šitos naujausius diskelius rasite Stoker LT. Šį kartą tiek. Viso. Iki kitų kartų.